Ką reiškia bazilika? Plombiro ledus tai žinoma, ne? Nu, žinot plombiro ledus? O kas per Laterano ledai? Nežinot. Niekas nežino, Saulis nežino. Kas tas Lateranas? Buvai ten nuvažiavęs? Irgi nežinai. Tai va, paaiškinsiu labai trumpai, istoriškai dabar. Kai Jėzus mirė ir prisikėlė, pradėjo žmonės tikėti. Ir kaip reagavo pagonys ir žydai kaip reagavo. Pjovė krikščionis. Krikščionis turėjo gyventi, tai, švęsti, tai pasislėpę, tai katakombose, tai taip toliau, vienu žodžiu. Ir paskui Romos imperija prasidėjo nesutarimai, imperija pradėjo skilti per dvi dalis ir imperatorius Konstantinas su kitu imperatoriumi, neapsiminė Maksimilijonas, kas tai buvo toks, pasižiūrėt galima, neaiškiai. Na ir jie turėjo susikauti dėl valdžios, kuris liks imperatorium. Na ir tas pagonis Konstantinas, ką jis daro, jis auką aukoja, jis ten sapną sapnuoja, tų sapnuotojus šiais laikais daug dabar visokių. Tai žinai, sapną sapnuoja ir ką jis sapnuoja? Sapnuoja, kad jam pasirodo, aš dabar tiksliai nepasakysiu, angelas ar kas ten sako, va, su šito kryžių rodo, sako, su šito ženklu. Štai tai jeigu kartais matysit paveikslą, in hoc signum, reiškia, su šito ženklu tu nugalėsi. Nu ką imperatorius, ką nori tą daręs, kaip, sakysim, atsikelia iš ryto, sako, greit prigaminkit kryžių, vėliavų su kryžiais, kad būtų ir eisim į mūšį. Nu, aš čia taip trumpinu. Na gerai, tai ką, jie stoja į mūšį ir laimi. Konstantinas laimi. Tai buvo 312 metai. Po visų ten visokiausių ypatingų, didesnių, mažesnių persekiojimų krikščionių. Žudytų tų krikščionių. Nu ką, Konstantinas nurimsta, bet jo žmona, jo mama Elena tai labai atsiverčia, o Konstantinas, tai vis po truputį. Na ir ką, kitais metais, 312 metais jis parašo ediktą Milane, kad jau nebepersikait krikščionis, reiškia, lygiam teisėm su kitais tikėjimais. Na, tai va. O 324 metais jis sugalvojo krikštytis per tą laiką, tai praėjo dar kiek metų, 11. Sugalvojo, kad reikia jam bazilika. O kas yra bazilika? Bazilika nėra katalikiškas krikščioniškas titulas. Tai buvo tų pagoniškų šventyklų, škia pavadinimas, tų ypatingai didelių. Tai jeigu būsit Romai, ten sakys, o čia bazilika, tai čia prie pat šito kolizėjaus. Tai ten nekrikščioniška. Studydavo toks šventyklą, didžiulės, skliautai didžiausia, taip toliau. O jisai tą tradiciją sekdamas pastatyti viešpačių nugalėtojų būtent baziliką, didžiųjų. Pirmą bažnyčią, sakysim, nepaprastą dydžią pastatė, ir dedikavo viešpačiui. Paskui buvo perkrikštyta, pavadinta Jono Krikštytojo vardu, tai reiškia, tad bazilika. Nu, tai va, tai ant Laterano kalvos tenai, Laterano ten, aiškia, teritorija vadinasi, tai pasivadino San Giovanni Laterano, paskui Jono Krikštytojo bazilika Laterane, bet tai skaitoma kaip pradžia, taip vadinama bažnyčių motina. Tai va.